Sveiki, kas žiūrit. Šiandieną pasigaminsim tariamas almechas, tokias jūros kriauklės, alega jėga. Įsirenkam, kad nebūtų sutraškintų, kad visos būtų šviežios ir sveikos. Jeigu kur matote trūkus, tuomet daug. Dabar čia užpilam vandens. Ir kad apsemtų. Ir įdedam druskos. Ir jeigu turi smėlio, kai jis mums atšokinėtų. Toliau reikės vyno, bet kokio, rūžavo, balto, vieną svogūną, česnaką, indija, pipirai čia aštrus, paprikos, sausos, krakmolo, petražolių ir padažo tomato. Čia viską dabar susipjausim, įsivalysim ir žiūrim toliau. Čia paliksim jas pusę valandos per mirktą. Čia esame viską pasiruošę. Česnakai, svogūnai, petražolės, lauralapas, šaltos pipirai, krakmolas ir paprika, padažas. Dabar čia mums prastovėjo jau 40 minučių. Mes tą nupilam. Dar praplausim porą kartų. Vėl nupilam. Ir dar vieną kartą. Nu va, dabar eisim gaminti. Čia jau turim švarės, eisim gaminti. Dabar mes čia įsipilsim alyvuogių aliejaus. Susidėsim česnaką ir tiesiai svogūną. Nereikia užkepinti labai. Ir galim dėti jau tą indiją, atominį pipirą. Vieną mes perlaušim, kitą mesim sielą. Norim biškį aštriau, tegul kepa. Nu čia jau užteks, jau pakepė normaliai. Dabar dedam krakmolą. Ir dedam papriką. Ir įdėsim šaukštą pomidorų padažo. Va tiek užteks. Taip pat įdėsim porą lauralapų. Ir supilam vyno. Nu va, dedam mūsų almechas. Truputį pasūdam. Nu jau, dabar uždengiam ir patušinsim kokias 5 minutės. Nu, jau praėjo 10 minučių. Tai kas čia gavo?
Nu ir va, turim tokį šitą patiekalą. Jūros gėrybių. Labai neblogai. Kas neragavo, paragaukit, labai skaniai. Tai ką, skanaus ir iki sekančio.